kurgi aš esu, paklausėte manęs. Šiandien aš esu Aristovos Pro vasaros lygoje. Ką čia darom? Šiandien yra finalas, labai laukiu parodyti jums visus užkulisius, pakalbinti žiūrovus, žaidėjus, atmosfera tiesiog įkaitusi. Taurė šiandien bus kažkieno, sakalai ir šernai varžosi finale, tai keliaujame drauge. Gerai, kaip vienu žodžiu apibūdintum šios vasaros lygą? Oi. Arba nebūtinai vienu žodžiu. Praeitais metais skipinau, šiais metais dalyvauju ir šiaip žiauriai džiaugiuosi. Smagi, kaip čia pasakyti, tai smagiai suorganizuota, ta prasme, ir barberis, ir muzika, ir alus po rungtynį, tai viskas. Labiau lauktum taurės ar vakarėlio? Vakarėlio, aš toks labiau pašvęs. Puiku, tai ir finale dalyvaujantis sakalai, labas. Sveiki. Kaip nuotaikos, ar labiau jaudinate šiandien, ar tokios ramios užtikrintos nuotaikos? Sakyčiau, labiau užtikrintos. Nėra ko jaudintis, vis tiek patekom į finalą, tai manau viskas bus gerai. Taip, šaunuoliai, linkiu labai sėkmės. Kiek planuoji taškų įmesti šiandien? Nežinau. Svarbiausia, kad laimėtume ir viskas. Aš manau, visus įmesi. Būtų gerai. Taip, kaip apibūdintum šitą vasaros lygą? Nežinau, šiaip labai smagi vasaros lyga. Šiaip pasisekė, kad galėjau išsidraftinti savo draugus iš Kauno ir labai smagu žaisti. Kuris pirmas eisit švęsti, jeigu laimėsit? Vytis, manau. Puikiai, gerai. O šiaip apskritai taurės ar šventės vakarėlio labiau laukėt? Abiejų. Šauniai, gerai, sėkmės jums. Ačiū. Taigi, vasaros lygos mūsų įkūrėjas, labas. Labas. Kaip nuotaikos per finalą? Puikios, ką žinau, oras geras, žmonių daug, visi gražus pasipuošę, emocijų daug, faina. Taip, labai smagu, kad tiek daug žmonių susirinko, ne? Smagu, šiaip nežinau, tikėjausi, kad bus šiek tiek daugiau, bet gal tas laikas toks per anksti. Palauk, dar ne vakaras, man atrodo. Jo, tai į vakarą pradės, antroji pusė, manau, bus pilna žmonių. Jau dabar nėra kur atsisės, matau, žolės sėdi žmonės. Taip, tikrai neblogai. Klausyk, ar yra komanda, kurią palaikai šitam finale? Jau čia žinau tavo atsakymą, bet tikrai vis tiek turiu paklausti tokio klausimo. Manau, kad nežinai, nes Sorry. už abidvi iš tikrųjų nesirgu, nes viena sudaryta panevėžiečių principų, kita kauniečių, tai kėdainiečiai nepateko, tai man biški pikta. Bet, nežinau, aš už gerą krepšinį, už gerą kovą, svarbu, kad būtų rezultatas lygus iki paskutinės minutės ir sakau, kad būtų kapotinės ir būtų kraujo. Davai, tai kapotinių tada palinkėsim. Reikės man rūpintis su krauju. Jo, tos čiurnos visokios ten paskui geriau nereikia. Gerai, tai kaip iš visko vedamas sugalvoja iš visą šitą dalyką? Nežinau, sugalvojau, kad manau, kad sunku priversti jaunimą šiais laikais sportuoti. Mes anksčiau, mano karta, kažkaip lengviau rinkdavosi žaisti tą krepšinį, nereikėdavo jokių turnyrų, tiesiog susirenkam Radvilos aikštynę, ten kur 8 aikštelės, 20 žmonių ir tiesiog žaidžiam. O dabar kažkaip visas šitas dingo, tai galvoju, reikia išnaudoti tą infrastruktūrą, kur turim čia Aristovoje ir sakau. Ir norisi, kad Aristovas tas pavadinimas girdėtųsi kitur, nes aš iš čia esu, tai sakau, man faina daryti gerus darbus čia vietoje ir sakau, norisi suteikti šansą ir jaunimui, kad pažaistų prieš profesionalus, čia sakau, turim nuo mėgėjų iki profesionalų ir 16-mečių, 40-mečių, sakau, čia atviri esam visiems, tai sakau, faina. Nice, šauniai, labai sveikinu tave, tikrai džiaugiuosi, kad tokie dalykai vyksta ir ką, linkim sėkmės turbūt visiems, nedaug žodžiavimų. Ir tegu laimi geriausiai. Taip pat. Sveiki, gerbiamas merė. Labą vakarą. Sakykit, ko palinkėsit finalo komandoms šiandieną? Na, aš kaip visada linkiu sportinėse tokiose rungtyse, kad galutiniam variante, kad nugalėtų draugystė, bet aš suprantu, kad kova bus atkakli, tai aš palinkėčiau, kad nebūtų traumų, kad žaidėjai visi po rungtynių būtų sveiki, o žiūrovai džiaugtųsi pamatę gražų reginį. Ačiū labai Jums už linkėjimą, gražaus vakaro. Pasako, kodėl būtent tu esi šitos vasaros lygos barberis, kaip čia atsitiko taip? Jo, tai šitos lygos organizatoriai, Arminas ir Saimonas, yra mano klientai. Tai jie iš Kėdainių atvažiuoja pas mane kirptis, tada mes taip susibendravom, susidraugavom. Ir, tai aš nežinau, čia net nebuvo kaip pasiūlymas, tik užsiminė, kad jie darys tokią lygą, aš iškart pasisiūliau, kad aš irgi noriu prisidėti kažkaip. Nes, ir man krepšinis artimas, aš seniau žaisdavau, iš tikrųjų. Nuo kelių metų žaidži krepšinį? Nuo 5 klasės šiaip lankiau, žaidžiau, žinok, už Tauragę, aš iš Tauragės, tai Tauragėje žaisdavau. Oho, okei, bet pats šiaip esi iš?
Nu, šiuo metu. Dabar kaunietis jau. Kaunietis. 4 metai kaip Kaune. Tai Kaune ir dirbi barberį. Jo, Kaune, Broskat. Senamiestis. Okay. O nenorėtum Kėdainiuose atvažiuoti pas mus, man atrodo, tokios stiprios barberinės trūksta, ne, kėdainiečiai? Ne, man jo, žinok, labai norėčiau, iš tikrųjų. Norėtum. Tai mes kviečiam tave, gerai? Davai, gerai. Ne tik į vasaros lygą kviečiam. Aš norėčiau atliekti, jo, iš tikrųjų būtų tema gal barbershopą atsidaryti kokį Kėdainiuose. Labas. Labas. Tai ką čia veikėt Aristovos vasaros lyga, finalas, kaip čia patekot, kokia jūsų istorija, esat žiūrovai, krepšininkai, kas vyksta? Tai esam krepšininkai, praeitais metais esu žaidęs, o šiandien finalas tai atvykau pažiūrėti aukšto lygio krepšinę. Tai aukštas lygis atrodo, ar ne tavo akimis? Jo, nuo praeitų metų tai tikrai pagerėjo lygis. O iš kur praeitų metų žinai lygį? Nes praeitais metais pačiam teko dalyvauti. Nu, šauniai, o šiais metais kodėl nedalyvaujat? Šiais metais kažkaip, nežinau, galvojau, pailsėsiu vasarą, leisiu kitiem pasireikšti. Bet dabar, kai atvarėjai finalą, jaučiu biškį gailės, ne? Jo, sukilo tos emocijos, nostalgija, norėtus išbėgti tą aikštelę. Tai prašom, gal galima, gal leisit, ne? Ne. Kaip jauties, kad tau nebeleidžia dabar eiti aikštelę? Ne, liūdna. Kitais metais galėsiu. Nu, linkiu taip ir padaryti kitais metais. Gerai, sudalyvausi, pažadi? Pažadu. Gerai, už kurią komandą šiandien? Tai tikrai už Šernus, nes praeitais metais pačiam teko vilkėti Šernų aprangą. Ai, tai dieve, kokia čia nostalgija, čyzas. Tai va, sakau. Okay. Nu, tai ką, tai visų taškų jiems įmanoma linkėti. Jo. Gerai, cool, ačiū tau labai. O kas čia jūsų kolega būtų? Nojus. Nojus, labas Nojau. Ar turit kažkokių sąsajų su šitą nuostabią lygą, ar šiaip atvarėt pažiūrėti? Turiu, irgi teko žaisti prieš 3 turbūt metus. O kaip seniai toks senas? Jo, turbūt pirmi metai buvo tos lygos, tai tokie buvom pradininkai. Buvo mažiau komandų, tai dabar nepalyginsi, kaip pasikeitė lygis. Labai faina, ar ne, kad taip tobulėja viskas? Taip. Tai organizatoriai turbūt labai šaunus, ne? Nu, turbūt. Tai linkėjimus perduok. Linkėjimų organizatoriam. Kamera laiko organizatorius. Ačiū. Liuks, tai sakyk, ar tu turi favoritų šiandien savo? Turiu, sakalai. Daug žaidžia pažįstamų sakaluosi, tai norėčiau, kad jie šiandien taurę keltų. Ok, gal kaip nors lažinsi su kažkuo, ar ne? Tai nenori nuskriaus kitų, tai Nu gerai, šauniai. viskas aišku. laimės. Tvarkoj, o gal linkėjimą irgi turi komandai? Komandai ne, aš noriu visai šiai bendruomeniai, kur šiandien susibūrė taip daug žmonių, geras oras, gera nuotaika visiems, tai smagus labai renginys, tai visiems ir perduosiu linkėjimus. Gerai, o vakarėlį dalyvausi? Ne, mes profesionalai, mes nedalyvaujam vakarėlį. Spraitą geriam ir 10 namuose turim būti. Oi, šauniai, duok visus sudaušim net. Labas. Labas. Sakyk, esi finale. Ką palaikai, kuri komanda yra tavo favoritė? Sakalai. Sakalai, taip užtikrintai, kodėl? Nes tvirtesnė, rimtesnio komanda, rimtesni žaidėjai. Ir šiaip draugas žaidžia, nu ne man, tiesiog draugelis. Ok, tiesiog just. Tvarkoj, tai sakyk, ar stebėjai visą vasaros lygą? Taip, kiekvienas varžybos buvau, nepraleidau nei vienų varžybų, buvau fanė tikra. Strykas jau, nežinau, jei čia varžybų 15 gal, nežinau, jei čia iš tikrųjų varžybų, kelintos čia varžybos. Šaunuolė, tai Nu, puikiai, labai vasaros lyga, iš tikrųjų kelinti metai yra organizuojama ir tikrai vis daugiau žmonių, manau, susilaukia šitą lygą. taip, ar esi žiūrovė, ar kažkokią dar rolę čia turi? Manau, kad žiūrovė iš vienos pusės galbūt tai būtų. Supratau, gerai, tai ar visas rungtynės šių metų žiūrėjai jau matei? Tai buvau kiekvienose tikrai. O klausyk, tai kas tada yra tavo favoritai? Buvo Mustangai, bet dėja iškrito. O, nu gerai, bet tada vis tiek reikia pasirinkti šiandien, kadangi yra finalas. Kas yra iš finalistų tavo favoritai? Aš už Šernus šiandien būsiu. Gerai, tu Šernų atstovė. Nu gerai, tai ko dabar Šernam mes palinkėsim? Tai žinoma, pirmos vietos. Tai žinoma, logiška. Gerai. O sakyk, pati mėtai kašę? Nemėtau, bet nepataikiau. Už tai ir nemėtau. Ai, nu tai žodžiu, kiauri nesigavo, nes neina tobulai, tai nereikia iš viso, ne? Taip. Dalyvauti. Kaip vertini šių metų Aristovos vasaros lygą?
Fantastika. Tai kur yra galimybė pažaisti ir gerai praleisti laiką, tai, tai visur. Vasaros metu ypatingai, kai toksai oras, kai saulė šviečia, kai taip gera, kai žmonių tiek daug ir visi linksmi, tai Taip. fantastika. Fantastika. Linkėjimai organizatoriam, ar ne? Žinoma, visada. Puiku. O kaip sekėsi jūsų komandai, smagiai žaidimai ėjosi? Labai smagiai ėjosi žaidimai iki pusfinalio etapo, bet paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse mūsų pagrindinis pirmas šaukimas, draftų sistemai tokia čia yra, kur renkamės po vieną žaidėją, tai jisai gavo traumą, jam lūžo ranką, tai mes praradom pagrindinį savo aukštaūgį, todėl... Tai būtent, tai turėjom tada jau verstis iš padėties ir pasiėmėm draugus žaisti ir tiesiog pritrūko sėkmės. Taip kaip sporte būna. Taip, Sakalai 2 taškais priekyje, ką pasakysi, už kurią komandą tu šiandieną? Sakalai ar šernai, aš vis dar neapsisprendžiu, bet matau, kad kova labai aršis ir gali taip pat labai palaiko abi komandas. Fainu, nežinau. Tikra kova. Kad laimėtų. Taip, aš irgi norėčiau, kad kaip visą laiką tiesiog laimi žaidimas, bet gyvenimas toks, kad turi būti vienas, kuris laimi. Taip. Viena komanda tau laimėtų, kita man. Taip, pasidalinam. Gerai, tai žodžiu, įtemptas labai iš tikrųjų finalas. Sakyk, kelintos varžybos šiais metais, kurias stebi? Pirmos. Išsirinkai geriausias finalą, ne? Taip. Labai gaila, bet čia vasarą iš tikrųjų negalėjau būti tiek, kiek norėjau, lyginant su praeitą vasarą ir praeitų sezonų, kai su pledais čia sėdėjom ir sirgom. Ne, bet taip yra, bet labai džiaugiuosi, kad šiandien tikriausiai pačiose geriausiose esu. Tai aš net nebejoju. Gerai, labai šaunu, kad esate tokie palaikytojai. Sakyk, o pati prasimeti kažką kartais? Prasimečiu su vaikais kieme, aišku, man ne kažką. O vyručiai stiprus, ne? Per aukštai man kažką. Okay. O kaip pataikai, tai dažniau kiauras ar nuo lentos būna? Nuo lentos. Gerai, šaunuolė, tai ką tada gero, nežinau, geros pabaigos varžybų varom negaištam. Publika šėlsta, o Dieve. Šernai laimėjo, sveikinam šernus, nuostabu. Kaip jaučiatės tapę čempionais? Vis tiek smagu faktas, šiandien švęsim, o laimėjom irgi, taip galvoju, netikėtai, nes jau atrodo vienu metu ir į playoffs nepateksim, patekom į pusfinalį laimėjom, ir finalas jo čia gavosi ir apsigynėm, iš tikrųjų, jeigu sako, būda, ir va, teisybę laimėjo ir galiausiai apsigynėm, laimėjom. Sveikinu labai. Taip, labai tikrai nirtinga kova iš šaunuoliai. O tai vienu žodžiu, kaip apibūdintumėt šios vasaros lygą? Fantastika. Fantastika. Ar grįšit kitais metais? Tai būtinai. Jeigu tik tai organizatoriai kvies, tai būtinai. Puiku. O ko labiau laukiat, taurės ar vakarėlio visgi? Abiejų iš tikrųjų, jo. Pirma taurė, paskui tada jau švęsim. Pilna programa bus. Labai fainai, sveikinu Jūs. Ačiū. Gerą vakarą. Touch, okay. Nice figure, she cute in her face. I'm falling in love. Don't tell me I ain't when I'm praying.